Kelio pritraukimui prie kojos. Pratimai skirti ištempti sėdmenų raumenis ir stiprinti nugaros apatinę stuburo dalį. Atsigulame ant nugaros, juosmuo, mentis ir pečiai pridėti ant žemės, pritraukiame vieną kelieną prie savęs, tuo tarpu kitą koją pilnai ištiesime ir nepadėsime ant žemės, tegul kabo ore. Taip keletą sekundžių prakvėpuokite, giliai įkvėpimai, per nosį įkvepiam ir per burną iškvepiam. Atlikus sukeičiame kojas ir tą patį darome su kita koja. Svarbu nepamiršti, kad reikia kvėpuoti, taip pat nenuleiskit kojos visiškai ant žemės, nesilisėkite ir grąžinant pradžiai padėkite ant žemės ir tik tada sukeiskite kojas. Rankų laikymo vieta iš esmės nėra svarbi. Gali būti laikoma ties pakinkliu arba ant pačio kelio sąnario. Taip keletą kartų atliekame pratimą. Kojų pirštai rodo į viršų, na ir tiesime atgal. Kaip matote, pats kelio laikymas yra nesvarbus. Taip pat svarbi pratimo variacija yra, kai laikoma už abiejų kelių pritraukus prie nugaros. Toks pratimas labai gerai atpalaiduoja nugaros apatinę dalį ir pritraukus galima lengvai pasiūbuoti. Traukiame prie krūtinės kelius ir atgal. Pasvyra dubuo šiek tiek į viršų ir atgal. Atliekant tokius svyravimus, dubens apatiniai raumenys prasitempia ir dėl to mažėja apatinės nugaros dalies skausmas. Taip pat galima pasukinėti kojas į šonus aplink dubenį, plačiu rateliu. Taip stiprinsime ne tik pirminius tiesimo lenkimo raumenis, bet ir bendrą jų dinamiką.